Labas, malonų žiūrovai. Gerų naujienų televizijos eteryje laida Verslo logika. Panevėžyje yra verslų labai ir labai daug, kadangi miestas save pozicionuoja kaip pramoninį miestą. Apie kai kurias įmonės mes žinome daug, girdime daug, skaitome daug. Apie kitasgi galbūt žinome tik kai kurie iš mūsų, tie, kurie dirbam arba giminaičiai. Viena iš tokių įmonių yra Seawood. Įmonė, kuri įsikūrusi Panevėžio pakraštyje, patyliukai savo gražiai dirba. Taip šiandien ir pakalbėsime su šios įmonės generalinė direktorė Irma Atkočienė. Sveiki. Sveiki. Taigi, kompanija Seawood. Nuo ko viskas prasidėjo? Kada prasidėjo? Kodėl prasidėjo? Prasidėjo, kaip pasakėte, patyliukais. Jo, mes dirbame patyliukais ir ne taip trumpai, jau dirbame 10 metų. Šita įmonė buvo įkurta 2006 metais. Tuo metu Norvegų įmonės nusprendė uždaryti nepelningus verslus Norvegijoje ir perkelti juos į Lietuvą, būtent į Panevėžį. Įmonės savininkai tuo metu buvo Uterlei grupė. Šita grupė Panevėžį daugam yra žinoma, nes jie yra savininkai tokių įmonių kaip Adaksas, Norakas, tuo metu Durapartas, ir mes buvom 4. mažytė įmonė jų didelėje grupėje. Taip mes 5 metus nuo 2006 iki 2011 metų buvom Norvegų kapitalo įmonė, gaminom pagrindę 2 rūšių gamybas turėjome, vonios ir virtuvės baldų dalis ir dailylentės lubom ir sienom. Jūs minėjot, kad ta įmonė tas verslas buvo nepelningas Norvegijai. Viskas persikėlė čia į Panevėžį ir 3 metus sunkiai dirbome, bet išlipome iš balos, patenkinome savininkų lūkesčius ir verslas tapo pelningas. Ir kokia situacija yra šiandien? Šiandien esame skandi švedų kapitalo įmonė. Nuo 2011 metų mūsų didžiausias tuo metu buvęs klientas Sodra Interior, keistų lietuviškų pavadinimų Sodra, nupirko mūsų įmonę ir nusprendė, kad jie nebenori būti mūsų klientais, o nori būti mūsų savininkais. Tai šiandien nuo to laiko mūsų apyvarta padidėjo 3 kartus ir mes pardavinėjame toliau lentas į Švediją, Norvegiją. Paminėt lentas, tai truputėlį papasakokite apie tai, ką jūs gaminat. Kokie kiekiai? Kaip ir minėjau, savininkų pavadinimas yra Sodra Interior, tai reiškia interjero detalės. Mes gaminame dailylentės lubom, sienom, apvadus, langam, durims iš MDF, kas reiškia medžio dulkių plokštės. Mes jas frezuojame, dažome, pakuojame ir siunčiame. Tai yra lubos, sienos ir apvadai. O dar apie jūsų įmonę. Kiek pas jų žmonių dirba? Šiai dienai pas mus dirba 60 žmonių, 54 dirba operatoriai gamyboje ir 6 administracijoje. Mes esame išskirtinai gamybinė įmonė, neturime savo pardavimų skyrius, nes viską patikime realizuoti steigėjams. O šitoje vertės grandinėje ar nėra ketinimų, bent jau norų, kažkaip tai viską pritraukti daugiau į Lietuvą? Šituo klausimu dirbame intensyviai ir labai stropiai, vis pateikėme savininkams naujų idėjų, kaip galėtume plėstis, ką galėtume daryti, nes iš esmės Seawood yra didelio koncerno dalis. Tas koncernas Sodra turi 3 pagrindinės kojas ir mes esame vienos kojos, kaip aš sakau, 14 pirštelis. Tai yra 14 įmonių gamybinių, visos jos yra Norvegijoje, Švedijoje ir vienintelė už Skandinavijos ribų mes esame Lietuvoje. Dėl to visų pirma reikia įrodyti, kad Lietuvoje mes galime, kad Lietuvoje mes mokame ir tada po truputėlį judėti tolyn plėtros link. O palyginimui, tos kitos 13 įmonių gamina maždaug tą patį? Tai yra interjero detalės, tai yra medienos grindys, medienos lubos. Mes vieninteliai iš tų 14 gaminam būtent iš medžio dulkių plokštės. O įdomu, palyginus pagal veiklos rezultatus, jūs turbūt pasilyginate savo įmonių grupėje. Kaip jūs atrodot bendroje paletėje? Aš labai džiaugiuosi, kad uždavėt šitą klausimą, nes mes iš tikrųjų pernai buvom 4 iš tų 14. Tai iš tikrųjų yra labai didelis mūsų pasiekimas, mūsų komandos. Mes
labai to džiaugiamės ir didžiuojamės šitais pasiekimais. Ir aišku, švedai liko nustebinti šito, nes jie galbūt ir nesitikėjo tokių gerų rezultatų. Bet mes džiaugiamės. O kas tai sąlygoja? Kodėl jūs tokie va čia esat tiesiog geri? Mes mokame dirbti greitai, mokame greitai reaguoti į pasikeitimus ir pas mus visada klientas yra karalius. Pas mus yra trumpiausi pristatymo terminai, pas mus yra lankščiausi žmonės, jeigu kalbame apie minimalius kiekius išvežimų, minimalias gamybos partijas. Mes sugebame suorganizuoti gamybą taip, kad visada spėtumėm laiku. Labai retai, kada mes pasakom klientui, ne, mes negalime. Mes taip netgi nesakom, mes sakom, ne, mes taip negalim, bet mes galim jums šitą ir šitą padaryti. Aš manau, kad lankstumas ir dar kartą lankstumas yra mūsų didžiulis prioritetas, lyginant tarp kitų įmonių. Rezultatai, lankstumas, visą tai yra gražų žodžiai, bet turbūt už to slepiasi kai kas ir kito. Galbūt jūs taikote savo procese, gamybos procese, kai kurios vadybos metodus? Įvardinti kažkokių ypatingų vadybos metodų negalėčiau. Mes pradėjom dėktis lyną kaip ir visi, bet nesam iš tų pirmųjų, daug kas yra žymiai toliau pažengę. Taip mes darom, bet mes orientuojamės į žmogų, mes orientuojamės į darbuotoją, kuris mums yra visą labai svarbus. Mes motyvuojame jį, mes skatiname. Ir norėjau paklausti dabar būtent apie žmonės. Dabar visi žinom situaciją, kad Lietuvoje yra tam tikras procentas, 11-12% bedarbystė, vienas momentas. Antras momentas, mes turime aukštąsias mokyklas, kolegiją, universitetą, turime profesinio rengimo centrą. Kaip pas jūs yra sprendžiama problema su specialistais? Trūksta, netrūksta, viskas gerai? Vėlgi galbūt pasirodysiu labai nepopuliari sakydama, kad pas mus darbuotojų netrūksta. Ir niekada nuo 2006 metų labai didelio trūkumo mes jų nejautėm. Bet tai nėra vien dėl to, kad pilna tų žmonių, sakykime. Pas mus gamyba yra paprasta, pas mus yra lentos, jos yra išfrezuojamos, nugruntuojamos, nudažomos, supakuojamos ir išvežamos. Tai nėra aukštų technologijų reikalaujanti gamyba. Dėl to žmonės mes paimam, daugiausiai atkreipiam dėmesį į asmeninės savybės, kaip žmogus požiūris į darbą, požiūris į komandą ir viso kito mes išmokinam. Yra keletas specialistų, kurie su aukštesniais techniniais išsilavinimais, bet juos irgi ėmėm paprastus žmonės, baigusius mokyklas, su truputėlį universitetą baigusius, su truputėlį žinių praktinių iš tuo metu ekrano. Ir auginam 10 metų ir labai džiaugiamės dabar tuo, pavyzdžiui, mūsų technikas, vienas iš pirmųjų pradėjęs dirbti prieš 10 metų, jis dabar užaugo į tokį specialistą, kurį galbūt norėtų turėti visos įmonės. Aš labai tikiuosi, kad nepavyks jam perpirkti šito žmogaus iš mūsų. Taip pat visi kiti specialistai. Mes imam paprastą žmogų su išsilavinimu, bet daugiausiai atsižvelgiam į asmeninės savybės. Kaip jisai įsilieja į komandą, koks jo požiūris į darbą, ar jisai pats priema sprendimus, ar jisai nori eiti, ar jisai mato tikslą ir siekia to tikslo. O visa kita yra vadovas išmoko to dalyko. Tai dabar klausant jūsų, paimant žmogų, šnekant populiarią šneką, įspaudžiat iš jo, ką galite ir išmetat. Čia aš juokauju galbūt. Kokia iš tiesų yra realybė? Ar pas jūs labai didelė žmonių kaita? Ar jie kažkaip tai čia užsibūna? Kaitos pas mus žmonių labai maža kaita yra. Labai iš tikrųjų yra maža kaita. Minusą galiu pasakyti tokį, kad kai pas mūsų savininkai patapo švedai, mes modernizuojame gamybą, perkame įrengimų daugiau. Tai reiškia, kad kiekvienais metais mes po 10 žmonių atleidžiam, 8-10 žmonių netgi taip atleidžiam, bet tai čia iš mūsų pusės yra, sakykime, vadovų inicijuojamas atleidimas. Patys žmonės išeina pas mus retai. Dažniausiai, jeigu išeina, tai važiuoja į užsienį dirbti kažkur tai. Ir kaitos iš tikrųjų nėra. Kaitos iš tikrųjų nėra ir tai sąlygoja daug dalykų, aš manau. Tai vat ir norėjau truputėlį pasidomėti, o kaipgi jūs čia kokiais pyragais priviliojat? Pyragų mes nekepam, bet pas mus yra darbo, sakykime, jeigu žmogui reikia priderinti darbo grafiką, mes jį priderinam. Jeigu žmogui reikia
valandos išeiti, atidirbti, šitą dalyką mes suteikiam. Pas mus yra atostogos, tam tikrų metų užsidaro įmonė visa, mes išeinam kiekvienais metais. Tai nėra pavadavimų, nėra nieko, žmonės gali įti atostogauti, planuoti su šeima kažką tai. Pas mus yra 2 įvykiai, organizuojamos atrakcijos 2 kartus per metus, tai metų uždarimas gruodžio mėnesį, prieš atostogas vasaros šventę organizuojam. Sukuriam žmogui atmosferą, kad jisai norėtų ateiti į darbą. Dėl to, aš manau, visą tai skaidri atlyginimų mokėjimo sistema, visas tai susideda. Požiūris į žmogų, kai tu šneki su žmogum kaip su lygiu ir jį gerbi, tai tokį pat atsaką ir gauni iš jo. O šiaip apie žmonės, malonus netikėtumas šiaip vadovų tarpe, jūs esat vadovė moteris, o jūsų kolektyvas yra moteriškas, vyriškas, ar čia kažkoks balansas? Aš kaip tik prieš tai pasiklausiau personalo skyrius, kaip yra pas mus, yra 45 vyrai procentai darbuotojų ir 55 moterų. Tai čia, sakykime, balansas yra, bet jo, čia gal kas apkalbins feministinį požiūrį, bet pagrindiniai 3 vadovai pas mus įmonė yra moteris. Gal tai ir sąlygoja sėkmę darbuotojų. Smagu. Gal truputėlį dar grįžkime prie įmonės rezultatų. Kaip kito per tos 10 metų jūsų apyvartos, galbūt čia nėra kažkokių paslapčių, kadangi tie duomenys yra vieši? Ne, nėra paslaptis, sakykime, pirmaisiais metais tai buvo 1,5 milijono eurų apyvarta, praeitais metais mes baigėme su 6,4 milijono apyvarta. Tai ženklus augimas buvo, taip sureagavome mes į krizę smarkiai 2008-2009 metų, nuosmukis buvo pas mus irgi. Bet, sakykime, pati gamyba pas mus, jeigu mes pradžioj didesnė dalis buvo virtuvės detalių gamyba ir mažesnė dalis dailylenčių, kuri yra, sakykime, ten buvo vienetiniai užsakymai, čia yra kiekiniai užsakymai. Šią dieną mes virtuvių gamybą turėjom dalių uždaryti ir pereiti grinai prie kiekinių užsakymų, nes tokia strategija įmonės buvo pasirinkta. Tai yra dideli kiekiai, pereina per gamybą, bet masinės gamybos pelno marža yra truputėlį mažesnė negu vienetinių, sakykime. Tai va, o taip, pavyzdžiui, mes pagaminam per dieną 1000 kvadratų dailylenčių, lubų arba sienų. Čia 2 kartus prasisuka per gamybą. Turim naują liniją, pernai švedai nupirko mums naują liniją gamybos, kur pagaminam kilometrą, pavyzdžiui, apvadų plintusų kilometrą per valandą. Tai pajėgumai pas mus yra labai dideli ir tuo mes stiprus esam. O jūsų produkciją mes galim pamatyti pas mus parduotuvėje vienoje ar kitoje? Čia yra griežtas reikalavimas savininkų, kad mes parduodam viską tik tai jiems. 100% viską eksportuojam, Švedija, Norvegija, taip. Bet kitas dalykas yra, Lietuvos rinka yra labai neimli dulkių plokštėms. Sakykime, pas mus kas yra namuose palangės, plintusai, tai yra medis, dažytas medis arba tai yra plasmasė palangė, sakykime. O ten viskas yra iš tų dulkių plokščių. Aš nemačiau lietuviško namo su mūsų produkcija Lietuvoje stovinčia. Kodėl tai yra populiaru ten, o pas mus ne? Ar čia tiesiog kultūrinė skirtumai, ar tiesiog nebandė, ar čia kas? Aš manau, lietuviui medis yra artimesnis, tai yra gamta. Norvegui, švedui jam daugiau yra praktinis reikalas, nes medis vaikšto, medis juda, medis gyvas yra. O plokštė jinai nevaikšto, jinai nesukelia jokių papildomų rūpesčių savininkui. Čia mano tokia nuomonė būtų. Šiaip jūs esate tarptautinė kompanija. Sprendimai dažnai turbūt yra priėmimi ne čia, tie patys pagrindiniai strateginiai, o Švedijoje. Bet visgi, kaip jūs elgėtės po to, kai prasidėjo 2008 metų krizė, kaip jūs ją suvaldėt? Sakykime, mes labai stebėjomės, kadangi pagrindinis mūsų rinka tuo metu buvo Norvegija, tai pas norvegus šitos krizės labai smarkiai nesijautė. Kai visi jautė krizę ir visi vaikščiai susijėmė už galvų, mes pilnu pajėgumu gaminom ir sakėm, kada pas mus ateis. Jinai pas mus atėjo 10 metais. Tais metais pardavimai mūsų krito apie 40%. Ir va tada mums truputėlį buvo sudėtingesnis laikas. Bet kaip tik tuo metu atėjo būtent Sodros koncernas, kuris turi didžiulį pardavimų tinklą ir mus iš tos krizės išgelbėjo. Mes susimažinom atlyginimus, taip,
mes pirko mažesnis kiekį žaliavų, taip. Bet didelės krizės, kaip jautė kitos įmonės, mes tikrai nejautėm. Jūs minėjote apie tai, kad gamyba buvo pradėta čia, kadangi čia yra mažesni kaštai, tai turbūt liečia ir ilgas. Tai gal jūs mokate iš vis minimumus ir čia žmonės, kaip sakoma, gręžia tik į paskutinę? Ne, pas mus minimumų negauna nei vienas žmogus, nei vienas darbuotojas, bet pas mus yra atlyginimų sistema laipteliais. Tai reiškia ne pagal savo... Angliškas žodis vienintelis skills, kuriuos atsineša darbuotojas, bet jisai išmoksta būtent 1-3 mėnesį gauna vieną sumą, 4-6 mėnesį kitą ir taip kyla laipteliais aukštyn. Minimum pas mus niekas negauna šito įmonėje. Mes netgi, ką darom, bendradarbiaujam labai glaudžiai su darbo birža. Pas mus dirba visada iš darbos biržo bedarbiai, kurie ilgą laiką buvo nemoka. Mes imam iš jų ką tik kursus baigusius autokrūtuvo vairuotojus, apmokinam juos ir stengiamės pasilikti įmonėje arba paleidžiam į gyvenimą, toliau dirbti kitose įmonėse. Pas mus dirba ir žmonės iš neįgalių socialiniai remtinų įmonių. Sakykime, šiai dienai pas mus yra 6 subsidijuojami iš darbo biržos ir 4 yra dirbantys su negalia žmonės iš socialinės įmonės remtinos. Tai labai džiugu, tai yra... Tai, kad net ir tie žmonės gauna iš tikrųjų ne minimumus, jie gauna panašiai, kaip gauna ir mūsų pačių darbuotojai. Taip vadinamos socialiai atsakingos įmonės. O šiaip šnekant plačiau apie geografiją, jūs eksportuojate viską į Skandinavijos šalis, o visas dedamasias dalis perkate iš kur? Iš Lietuvos, iš aplinkui? Jau kalbant apie eksportą, tai pas mus 60% į Norvegiją, 40% į Švediją. Eksportas ir dabar bandome įeiti per savo steigėjus į danų rinką, irgi su tais pačiais produktais. O perkame žaliavas mes pagrindinės perkam iš Lenkijos įmonės Kronospan, perkam MDF plokštės. Dažus mums tiekia Suomiai, tiekia švedai dažus, dideliais konteineriais po 1000 litrų savaitėje mes to sunaudojam, pakankamai didelį kiekį važiuoja pas mus. O visokias pakavimo medžiagas, plėveles perkam iš lietuvių tiekėjų, kurie yra lankstus, kurie mums padeda. O tarkim dažus, kitas dedamasias dalis, nekilo mintis pirkti čia iš lietuvių gamintojų? Mes perkame per švedų ar suomių atstovybės Lietuvoje, vadinama UABus, nes lietuviai dažų negamina. Gamina, iš tiesų. Netgi ir Panevėžy. Tai, manyčiau, galima pamėginti, pažiūrėti, ar verta čia eikvoti pinigus transportui ir panašiai. Įdomu labai būtų sužinoti, kas gamina jo. Čia atskira kalba. Ir, sakykime, judėjimas pas mus įmonė yra pakankamai didelis, pas mus įvažiuoja į savaitę 4-5 sunkvežimiai, išvažiuoja nuo 5 iki 15 sunkvežimių su produkcija, tai sukasi pakankamai čia pas mums didelis judėjimas vyksta. Tai smagu girdėti iš tikrųjų, kad yra Panevėžy įmonė, kurie sėkmingai, stabiliai dirba, stabiliai turi darbuotojų, kurie mažėja tik tais efektyvinant gamybą, kad kadrų kaita yra labai maža. Noriu tik palinkėti, kad jums pasisektų labiau su šeimininkai sutarti apie tai, kad vertės grandinėje tą viršutinę dalį nuleistų šiek tiek daugiau į čia, kad pas jūs atsirastų ir konstravimo dalykai, kad galėtumėt priimti daugiau sprendimų tam, kad dar labiau padidintumėt savo efektyvumą. Dėkoju Jums labai. Norėčiau dar pasigirti, jeigu galima vienu dalyku. Šiais metais mes buvome apdovanoti Lietuvos eksporto prizus už eksporto didėjimą 2015 metais. Tai šitą įmonį buvo didžiulis įvertinimas 10-mečio proga. Ačiū, kad atvykote pas mus. Taigi tiek šiam kartui. Iki kitų susitikimų.